Yra vienas sakinys, kuris visiškai pakeitė tai, kaip aš ir mano klientas žiūrim į baimę. Baimė nėra kažkoks monstras. Baimė yra tiesiog meilės nebuvimas. Pagalvok apie tai. Su tamsa tu nekovoji. Tu tiesiog uždegi šviesą ir tamsa pati dingsta. Su baime tu lygiai taip pat nekovoji. Tokiu pačiu principu, jeigu žmogus paniškai bijo kalbėti viešai, tai reiškia tik vieną. Jo meilė tam, ta šviesa, ką jis nori pasakyti, dar nėra didesnė už jo baimę suklysti. Ir svarbiausia čia yra tai, kad tau nereikia būti bebaimiai. Tau tiesiog reikia taip stipriai įsimylėti savo svajonę ir savo viziją ir pačią save, kad baimė tiesiog ištirptų toje meilėje ir toje šviesoje. Nustok ieškoti būdų, kaip įveikti baimę. Vietoj to perkelk visą savo dėmesį į tai, kas tave labiausiai džiugina ir jaudina. Užsidek savo tikslu taip stipriai, kad nebegalėtum nusėdėti vietoje. Ir kai tavo meilė taps didesnė už tavo baimę, tu būsi nesustabdoma.